Iš pelenų pakilęs Vilniaus Žalgirio futbolo klubas gali prarasti savo pagrindinius rėmėjus Unibet. Generalinė prokuratūra pradėjo tirti tarptautinės lažybų ir azartinių žaidimų kompanijos veiklą Lietuvoje. Pagal Respublikos įstatymus licencijos neturinti lažybų ar lošimų firma šalies teritorijoje negali atlikti jokių veiksmų. Organizuoti lošimų, lažybų, disponuoti reklama, taip pat uždrausta veikla internete. Tačiau lietuvių kalba Unibet kompanijos sukurtas puslapis jau kurį laiką yra tinkle, o ant futbolo ekipos marškinėlių puikuojasi kompanijos pavadinimas. Pagal azartinių lošimų įstatymo 8 straipsnį verstis azartiniais lošimais gali verslo subjektai turintys licenciją ir tie, kurie laikosi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymų. O būtent Unibetas licencijos neturi. Pagal šiandieninį įstatymą, kad organizuoti lažybas, reikia steigti lažybų punktus. Internetiniai erdvėj Lietuvoje taip pat lažybos neleidžiamos organizuoti. Unibet atstovas Lietuvoje Arnas Janickas sako, kad apie šią situaciją iš oficialių asmenų jokios informacijos negavo. Jis teigia, kad kompanija šalyje veikia pagal ES nuostatas. Kol kas tikrai nieko negavom. Visi gandai žurnalistų, jokių oficialių laiškų negavom. Reikia pažiūrėti giliau į tą situaciją, jeigu teisinė situacija Lietuvoje keičiasi. Žinoma, mes nebegalim su Žalgiriu dirbti. Pagal dabartinę situaciją mes Žalgirį galim remti. Viskas labai elementaru. Kaip bebūtų, visos įmonės ar kompanijos turi paklusti Lietuvos Respublikos įstatymams. Licenciją turinčios kompanijos, kurios šalyje šiuo metu yra 4, privalo steigti lažybų punktus bei mokėti mokesčius. Galbūt šie kriterijai Unibetą privertė prisidengti paslapties skraiste. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos pirmininkas Edmundas Tiesnesis sako, jog net ir šios situacijos akivaizdoje kompanijos reakcijos nesulaukė. Pirmasis žinias apie Unibetą mes matyt prieš porą metų sužinojom, tačiau niekas iš jų nesiteikė, iš jų atstovų užeiti lošimų priežiūros komisiją, pasidomėti dėl įstatymo, dėl sąlygų, kaip jie galėtų pradėti veiklą čia. Nieko tokio nebuvo ir niekas pas mus nebuvo užėjęs. Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas, todėl atsakymo dėl Vilniaus Žalgirio komandos ateities dar teks palaukti.